nesėkmės santykiuose. Nesėkmės, kalbu apie nesėkmės tiek, jei turėjai keletą santykių, tai yra su vienu vyru, su antru, ar kiek jų bebuvo, tiek nesėkmės tam vienam santykėje, kuriame tu esi, kai tiesiog supranti, kad nesigavo jums kažkas tai su tavo mylimu vyru, tą patį per tą patį kartojate, intimumas blėsta, pagarbą taip reikia sunkiai ieškoti, pastangų, pati jautiesi neišgirsta, neišklausyta, kad ir kaip ten kalbėtum ir vienaip, ir kitaip, ir trečiaip. Tai visos nesėkmės, visos nesėkmės, jos noriu tau atkreipdėmėsi, kad jos nėra tam, kad kažkas su tavim blogai arba su tavo vyru blogai. Nesėkmės kviečiu žiūrėti kaip ir daugelį, nes sąmoningumo temą žiūrint tai yra kaip į patirtį. Tai nėra klaida, tai nėra, kad tu bloga, jis blogas, tai yra patirtis, kuri parodė, kas neveikia. Jeigu turėjai keletą santykių, tai tu vienuose santykiuose išmokai vienų pamokų, supratai, kad ko nenori savo meilės santykiuose, su kitu mylimuoju, kuris buvo, dar kažką išmokai, ko nori, ko nenori, ir visi etapai tą parodo. Lygiai tas pats, kai mes gyvenam su vienu vyru daugelį metų, su tuo mylimuoju, lygiai taip pat mums iškyla situacijos, kur mes suprantam, kaip aš nenoriu, kad būčiau ir kaip noriu, kad būtų. Kitaip, tai vat tas nesėkmes, klaidas, suklydimus, kartais mes kaip moteris klystam, kartais mūsų vyrai klysta, pasižiūrėti kaip į trąšą. Dabar pavasaris, aplinkui čia dar žibutė žydi tarp tų rudų lapų, tai va šitie rudi pernykščiai lapai, jie tampa trąša. Trąša augti šiais metais, naujas sezonas. Tai lygiai taip pat nesėkmės santykiuose su tavo mylimu vyru, kas nepasisekė, tai kviečiu žvelgti kaip į trąšą. Tai reiškia, sužinom, kas netinka, jau atkrenta, mes jau galim tai aptarti, kas neveikia, suprasti, žinoti, ir to nebekartoti. Sužinom, o ko aš iš tikrųjų noriu labiau, ko mylimas nori labiau, ko mes santykėje norim labiau. Tai tos situacijos tą ir parodo. Ir čia dar kartą atkreipiu dėmesį, kad nepereinam tiek, jeigu esi ta, kuri nepasiekė vieni santykiai, po to kiti su kitų vyru, tiek, kai mes su tuo pačiu vyru gyvenam. Mes gyvenam su tuo pačiu vyru daugelį metų, aš 20, santuokoj bus 25 ir dar 3 metai, tai 28 šią vasarą. Draugės savo vyru, tai yra santykių raida, reiškia vienas etapas vienoks, kitas etapas kitoks, trečias dar kažkoks. Ir iš kiekvieno jo išsinešam tam tikros išminties pamokų, ką mes į tą kitą santykio lygį, į kitą santykio lygį, į kitą santykio lygį, kai pasiekiam tą savo lygį santuokos, partnerystės, mylimųjų mūsų ryšio, kai atrodo meilės yra daug daugiau negu santykio pradžioje. Nors santykio pradžioje galėjo atrodyti, kad mylim vienas kitą labai 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 stipriai. Ir po to įvairios situacijos, buitis, nutikimai gyvenime, gal kažkam ligos, kažkam statybos, kažkam vaikai, kažkam verslai, kažkam dar kažkokie dalykai, tiesiog rutina ir visa tai nublėsta. Tai kviečiu transformuoti šitą požiūrį pirmiausia, kad pašalinti tą savęs kaltinimą, partnerio savo vyro kaltinimą, tam, kad atsiverti tau naujam etapui, kur va šitie lapai praėjusio sezono, praėjusio santykio etapų, jie gali tapti trąša, kad užauginti naują, žydinti, sveiką santykį. Tai visada mes turim tą galimybę transformacijai. O tie visi nepasisekimai ir tos pamokos ir duoda suprasti, kas neveikia, kas veikia ir ko aš noriu. Tai geriausi linkėjimai tau ir toms, kurios norit
keliauti drauge įspindinti moteriškumą. Iš to, kas neveikė, iš to praėjusio sezono, kurie nori į tą žydėjimą santykio naujo lygį pakelti. Šiuo metu kviečiu į spindinčio moteriškumo grupinės mentoristės programą, labai intimioj mažytėj grupiai, vos kelių moterų, kurie keliausime 4 mėnesius drauge, kur padėsiu pereiti visus etapus nuosekliai, ką pati perėjau savo santykyje daug kartų ir buvau patikrinta ir kurdama šią programą prieš 4 metus. Su klientėmis esam praėjusios ir keliaujam, ir dabar kviečiu dar keletą moterų keliauti į spindintį moteriškumą, kad galėtum baigti atsikartojančias situacijas tavo santykėje, baigti tai, ką nepavyko tau savarankiškai praeiti, arba tu esi pasiruošusi, nori pereiti tai greičiau, nei kad pereitum viena pati su patyrusios mentorės vedimu, mylinčioj saugioj erdvėj, tarp kitų moterų, kurios taip pat nori spindėti, būti mylimos ir klestėti meilėje ir mėgauti savimi, savo kūnu ir savo gyvenimu, moterišku gyvenimu. Tai jeigu esi ta ir trokšti, pildyk paraišką, susieki su manimi užpildydama arba tiesiog parašyk asmeninę žinutę ir gavusi paraišką susieksiu su tavimi dėl pokalbio drauge. Iki, brangi, geriausi linkėjimai.